Ši knyga tai yra visa mano patirtis, kurią praėjau būdamas 19 metų berniukas. Te pabučiavęs 3 merginas iki vyrų, kuris dabar jaučiasi visiškai laisvas, nesuvaržytas, suprantantis šį visą pasaulį kaip nuogą, nuraidytą ir gyvenantis tokį gyvenimą, kokį jis nori, o ne tokį, kokį jam primeta kiti žmonės. Ir pasiimantis iš jo tai, ką jis nori. Aš buvau visiškai suvaržytas. Pradžioje prieėjęs prie merginų užsikirzdavo. Nežinodavau, ką pasakyti toliau. Mano baimės būdavo, mano kelnys būdavo pilnos baimės. Aš tiesiog nesugebėdavau savęs sukontroliuoti. Gal bijodavau, jog ji mane atstums. Tačiau šių pratimų dėka esančių Alfa vyras knygoje aš išmokau savęs sukontroliuoti ir per 3 metus pasiekiau tikrai gerų rezultatų. Išgyjau nežmonišką pasitikėjimą savimi, išmokau laisvai nesuvaržytai bendrauti su aplinkiniais žmonėmis. Lygiai taip pat tu gali dar greičiau negu per 3 metus išmokti šių visų technikų. Nes aš jų ieškojau, tiesiog bandžiau atradinėti ir daug klydau. Daug susimoviau, kol galų gale atradau tą sistemą, kuri veikia. Ne tik man, bet ir visiems kitiems žmonėms. Šioje moterų svajonė Alfa vyras knygoje aš esu aprašęs visą savo patirtį, kaip sugebėjau pritaikyti Alfa vyras bruožus ir elgesį praktikoje, grynai gyvenime. Tai nebus, kad vien sausa teorija toje knygoje. Po kiekvienos teorijos aš būsiu parašęs savo istoriją, kaip aš sugebėjau tą visą teoriją pritaikyti savo gyvenime, savo praktikoje. Ir negana to, po tų istorijų aš dar būsiu parašęs pratimus, kaip tau daug greičiau įsisavinti teoriją ir įgyvendinti tai tavo gyvenimo kelyje. Ir tu, mano draugė, sutaupysi 1000 valandų, supranti, paieškoms šio pasaulio tarp moterų, tarp vyrų bendravime su verslo klientais. Nes toje knygoje tu išgyvensi visą mano patirtį. Aš tau ją tiesiog taip atiduosiu. Šis vyrų vadovas tau duos visus įrankius, technikas, kaip greičiau tai pasiekti. Ši knyga yra būtent koncentruota į tave, į vyrą. Ar pastebėjai, kad dauguma knygų parašyta apie moteris, jų viliojama yra grynai koncentruojasi į pačią moterį? O kiek knygų yra parašyta, kad koncentruotųsi į pačių vyro augimą, brandą? Tai ši knyga tai yra tavo Biblija. Kaip greičiau pasiekti sėkmę tavo asmeninėme vyrų gyvenime. Aš taip pat žinau, jog dauguma vaikinų, eidami 12 klasę, dar gerai nežino, kur jie norėtų stoti, kur jie norėtų save atrasti. Šioje Biblijoje aš esu įdėjęs pratimus, kaip nusistatyti savo gyvenimo kryptį. Ta kelią, kuriame tu sugebėtum mobilizuoti visą savo potencialą, energiją, išsiaiškintum, ko tu nori iš gyvenimo. Tai taptų tavo branduolys vyriškumu, aplink kurį pradėtų skrieti tavo moterys. Patyrusiems ši vyrų Biblija taip pat bus naudinga. Esu įdėjęs krūvą Alfa vyrų komunikavimo, dialogų, psichologinių triukų, kai ir aprašęs, kaip juos galima pritaikyti su klientais, darbo kolegomis, moterimis ir visais kitais aplinkiniais žmonėmis. Knygoje tu rasi informacijos, kaip sutvarkyti su vyrais, kurie yra grupelėje. Tarsi žinai, kai dažnai būna, gera moteris nebūna viena. Ji būna arba su kokia drauge, o dažnai būna grupelėje, kurie būna ir vyras. Tu išmoksi, kaip su tuo vyru neinant į konfliktą apsukti reikalą, kad jis laisvai norėtų tau atiduoti savo paneles. Rastum su juo bendrą kalbą. Jis taptų potenciali vizitinė kortelė biznių tau. Ir yra technikų tokių kaip
turiu ekskliuzyvą vadinamą. Tai yra greitas moters viliojimas. Tu sužinosi techniką, kaip galima su moterimi pasimylėti per pirmą pasimatymą. Taip pat technikas, kaip lavinti tavo balsų toną. Moterys eina iš proto dėl žemo, lėto vyro balso. Ir taip pat technikas, kaip lavinti tavo humoro jausmą. Kaip žinome, humoro jausmas tai yra labai galingas ginklas. Žmonės, kurie jį sugeba gerai valdyti, geba daryti didžiulę įtaką kitiems žmonėms. Ir ypatingai vyrai moterims. Nes moteris tiesiog nori, kad vyras jas prajuokintų. O kitiems vyrams šalia tokių draugų yra būti gera, nes jie neima į gyvenimą, nežiūri rimtai. Jie kraipo realybę, juokiasi daug. Ir yra visiškai išsilaisvinę nuo nesaugumo jausmo. Eik pažiūrėsi turinį. Ir jeigu tau bus įdomios temos, užkabins tave, nedvejok, priimk sprendimą ir pradėk greitai, efektingai ir stipriai augti, tobulėti, kelti savo vyrų brandą į tokį lygį, kad aplink tave spėstųsi moterys kaip bitės prie medaus. Beje, dėl šalutinių poveikių, jog moterys pradės lipti prie tavęs ir ant tavęs, rekomenduoju pasitarti su gydytoju arba vaistininku prieš perkant šią knygą.